Kūno akademija pristato kūno lavinimo modulius. Sesija 8. Temos: sėkmingas atsistatymas, aerobinis krūvis vaidmuo, makro ir mikroelementai vaidmuo. Tema 1. Sėkmingas atsistatymas. Atsistatymas tai yra fazė, kuri ateina po krūvio, kurios metu mūsų kūnas atgauna jėgas ir vyksta procesas, kuris vadinamas anabolizmu, jeigu viskas vykdoma teisingai, jeigu neteisingai katabolizmas. Ir tą teisingą, sėkmingą variantą mes ir nagrinėsim. Ir taip, kokie yra atsistatymo raidos faktoriai. Jų keletą. 1. Treniravimosi ciklo fazė. 2. Amžius. 3. Stažas. Kiek non-stop jūs treniruojatės. 4. Genetinio maksimumo ribos pasiekimas irgi yra labai svarbu. Ar jūs pasiekėt tą ribą, ar link jos, ar tik tai pradedate treniruotis. 5. punktas. Maisto kokybė ir kiekis. Tai yra mityba. 6. Poilsis. 7. Fiziologinių procesų optimizavimas. Ir va čia mes apie tai pakalbėsim plačiau. Taip pat stebėsena, kas yra labai svarbu, tai yra dienoraštis. Ir sistema. Sistema, prie kurios mes visada grįžtam, kadangi žmogus, tai yra sistema, nėra atskiro organo, kuris veikia arba gauna krūvį. Ne. Viskas vyksta kartu. Ir kai mes kalbam apie atsistatymą, mums svarbu žinot ir prisiminti apie raumenis. Tai jų sudėtis, tai yra skaidulos, fascijos, kraujagyslės, sakromeras, miofibrilės elementai, iš ko susidaro mūsų raumuo. Ir dabar pažiūrim, kaip kas atsistato. Ir taip, raumenų atsistatymo po fizinio krūvio fazės ir laikas. Laikai parodyti iki pilno arba beveik pilno atsistatymo. Ir taip, 1. Kretinfosfato atstatymas nuo 2,5 iki 5 minučių. Tai yra pertrauka, grubiai tariant, kurie daro powerlifteriai arba kada einama ant maksimumo. Tai per tokį laiką įvyksta tas pilnas atsistatymas. Sekantis punktas – skilimo produktų laktato vandenilio jonų pašalinimas. Tai iki valandos. Elektrolitų pusiausvyros ir skysčių atsistatymas iki 24 valandų. Labai svarbus punktas, kurį reikia visada žinot, tai raumenų glikogeno atstatymas. Iki 8 valandų tai eina, jeigu yra jėgos krūviai, ir iki kelių parų pilna superkompensacija, kai yra labai didelis išsekimas. 5. punktas labai svarbus ir čia reikia atkreipti dėmesį ypatingą. Baltymų struktūrų atstatymas. Miofibrilių resintezė iki 50%. Tai yra 3-4 dienos ir tai atitinka periodiškumui tam tikrų raumenų grupių treniravimui. Iki 90-95%, tai praktiškai 2 savaitės, o pilnas 90 dienų. Tai reikia turėti omeny, kad per 90 dienų mūsų struktūra atsinaujina pilnai. Kas mums gali padėti? Kompresiniai drabužiai. Kaip jūs matot, dažnai mes matom ypatingai bėgikus, dviratininkus ir kitų sporto šakų, kur yra krūvis ilgesnis, ten naudojami kompresiniai drabužiai. Atsistatymo skatintojai. Čia jų keletą. Vienas iš pačių veiksmiausių ir tradicinių tai yra masažai. Masažą gali kažkas atlikti, galite pabandyti atlikti ir patys. Taip pat skatina atstatymą ir limfodrenažinės kelnes, kaip parodytos šitam pavyzdį, būna įvairių gamintojų, įvairiaus modeliai ir jie padeda greičiau cirkuliuoti limfai, kas mums yra labai svarbu atsistatymo fazėje. Savi atsistatymui dabar labai populiarūs yra rolai, taip pat vibro pistoletai, kurių pagalba galima pačiam savo atlikinėti tam tikrą masažą. Ir vibracija padeda greitesniam atsistatymui. Arba apšilimą. Vienas iš stipriausių ir klasikinių atsistatymo būdų tai yra pirtis. Pirtis būna skirtingos, priklausomai nuo drėgmės. Sausiausia tai yra
suomiška, antroje vietoje pagal drėgnumą eina rusiška, turkiška, kur drėgmė yra pakankamai aukšta ir temperatūra nedidelė. Ir šiuolaikinė tai infraraudonųjų spindulių pirtis. Visos jos turi labai daug pliusų, yra kai kurie minusai, bet neesminiai, bet su pirtim svarbiausia, kad būtų periodizacija. Kuo dažniau jūs lankot pirtį, tuo geriau bus atsistatymas. Jeigu lankysit kas antrą dieną, tai galėsit pasiekti praktiškai maksimumą. Miegas tai yra tam tikra mūsų gyvenimo fazė pagal laiką ir jisai labai svarbus, kadangi tuo metu vyksta atsistatymas, tai raumenų ir hormoninių endokrininių sistemų. Ir šitoje vietoje norėčiau atkreipti dėmesį, kad miegas yra idealus laikas, kada išsiskiria maksimaliai augimo hormonas. Kaip matot, šitoj skaidrėje viršui parodyta, kai žmogus miega, o apačioj, kai naktis buvo bemiegi. Augimo hormonas išsiskiria miego pradžioj ir skaitoma, kad geriausias laikas, kada jisai maksimaliai išsiskiria, taip tarp 9-12 valandos. Tai laiku eikit miegot ir tada šito hormono dozę gausit maksimaliai. Ir kas dar yra labai svarbu, tai turėtų omeny, kad mūsų kūnas gyvena pagal tam tikrą ritmą, tai vadinami cirkadiniai ritmai. Tam tikram laike pas mus maksimaliai dirba tam tikri organai arba tam tikros sistemos. Ir jeigu mes neprisilaikom periodiškumo, tai yra neinam laiku miegot, laiku nevalgom, treniruojamės, tai yra ta pati periodizacija, tai mūsų kūnas darosi asinchroniškas ir vidaus sistemos nesupranta, ką reikia daryti ir mes taip nepasiekėm savo įmanomo maksimumo. Ir čia norėčiau atkreipdėmėsi ir kaip parodžiau raudoną rodiklį. Kepenys dirba ypatingai tampriai ir turi maksimalų savo našumą naktį. Kepenys daro, tai iš vienos pusės tai yra baltymų fabrikas, iš kitos pusės tai yra didžiulis mūsų filtras. Tai jeigu mes nemiegam ir ypatingai po 1 valandos, tai atitinkamai kepenys tada negaus to laiko maksimaliam darbui, ir atitinkamai rezultatas bus netoks, kaip mes norėtume. Pabaigai atsistatymo triada, tai mityba, miegas ir išoriniai poveikiai. Tai turiu omeny masažai, pirtis, visi šitie 3 punktai, jie dirba visi kartu, negalima atskirti kažką tai vieną. Tai visas kompleksas kaip sistema, jeigu mes tą naudosim, duos maksimalų efektą jūsų treniravimo procesui. Antra tema – aerobinis krūvis vaidmuo. Koks aerobinis krūvis yra? Tai dažniausiai ilgo laiko trunkantis nedidelio intensyvumo krūvis, kuris būna, kai mes bėgiojam, šokam, plaukiojam, važinėjam dviračiu, kada mūsų pulsas nėra labai aukštas ir tokioj įtampoj mes galim praleisti pakankamai ilgą laiką. Jeigu mes prisiminsim senus laikus, auksinės eros kultūristus, Arnoldą Švarcnegerą ir kitus, išlikusiose nuotraukose mes matom, kad jie bėgiojo pliaže ir važinėjo dviračiu. Tomas Placas, vienas iš garsių bodybuilderių su nuostabiom kojom, turėjo vieną iš savo hobių, tai važinėjimas dviračiu. Tais laikais tai buvo įprasta. Kodėl? Tais laikais tiesiog žmonės ženkliai daugiau judėjo. Visi šitie veikėjai atėjo iš įvairių sporto šakų. Tais laikais automobilių nebuvo ir žmonės turėjo pakankamai daug bendrai judėti per visą dieną. Šiais laikais viskas pasikeitė ir tokie vaizdeliai, kad laksto kultūristai pliaže būna rečiau. Bet jeigu mes kalbam ne apie elitinį sportą, o apie visapusišką ir subalansuotą vystymąsi, reikia turėti omeny, kad aerobinis krūvis būtinas ir tai yra sudedamoji dalis bendrų treniruočių. Jeigu pažiūrėt į tai, kaip bėgioja kultūristai, tai mes pamatysim, kad tas vaizdelis yra labai įdomus. Dideli kūnai, dideli vyrai laksto per gatvės, šokinėja, atlieka akrobatikos triukus, nuostabu. Jų judrumas yra pakankamai aukštas. Tai rodo, kad tos kartos žmonės tiesiog buvo bendrai gero fizinio pasiruošimo ir tai buvo visapusiškai.
Dabar truputėlį kiti laikai, bet reikia stengtis, kad mes būtume subalansuoti. Einant prie šiuolaikinio sportavimo, labai populiarus pasidarė vakaruose taip vadinamas hybridinis sportas, kai derinimas jėgos pratimai su ištvermės. Ir vienas iš tokių atstovų, propagandistų yra Nike Barre, kuris, kaip matot, pradėjo lakstyti maratonus. 18 metais buvo jo pirmas, 21 ketvirtas. Toks galingas vyras. Ir matot, kas pasikeitė. Šiek tiek išdžiuvo. Tai aerobinis krūvis duoda tam tikrų naujų kompetencijų kūnui ir visom sistemom. Pakalbam apie energetiką ir kokias naudas suteikia aerobinis krūvis. Ir taip aerobinis krūvis, kaip matot, prasideda praktiškai pirmą, antrą minutę. Šita sistema įsijungia. Ir pagrindinis variklis yra mitochondrijos. Mitochondrijos, kaip jūs matot šitoj skaidrėj, sugeneruoja pakankamai daug ATP molekulių. Tai yra 32, jeigu ateina pas mus gliukozė. Jeigu mes gaunam trigliceridus, trigliceridai tai 3 gliceridai, tai energijos išeina 3 kart daugiau. Tai galima palyginti su dizeliniu varikliuku, kuris sėkmingai dirba, duoda pakankamai daug galingumo, jisai efektyvus, bet nėra labai greitas. Tai panašiai yra su aerobiniu krūviu. Jeigu mes pažiūrėsime pačias mitochondrijas, tai yra ląstelės, kurios pas mus atkeliavo labai senai. Šitą istoriją jums nepasakosiu, bet jos turi tam tikrą ypatumą. Jos gali daugintis, tai yra dalintis, arba gali susilieti. Ir yra dar vienas toks nelabai geras momentas. Kai mes daromės vyresni, dalis mitochondrijų darosi su defektais. Ir jos negali pilnai atlikti savo rolę. Ir šitoj vietoj darosi labai svarbu, kad būtų aerobinis krūvis. Todėl, kad tai leidžia su laiku turėti kuo mažiau defektinių mitochondrijų ir atitinkamai energetinis lygis bus didesnis. Kaip elgiasi mitochondrijos? Jo kiekis kūne priklauso nuo to, koks yra užklausimas aerobiniai energijai. Jeigu užklausimas yra didelis, jos dalinasi. Jeigu mažas, jos susilieja. Ir jeigu yra mažas poreikis, tada išeina tai, kad atsiranda tų defektinių ir žmogus pradeda gyventi su energijos deficitu. O ką tai reiškia? Reiškia, kad jisai nori labiau cukraus ir saldžių produktų tam, kad galima būtų gyventi ant energijos, kurią atneša angliavandeniai. Kokia pasekmė, jūs žinot. Ir taip aerobinis ateinam prie jo ir kaip jį stebėti ir įvertinti. Tai lengviausia atlikti pagal pulsą. Pirma, antra zona, kai mūsų pulsas arba širdies susitraukimo dažnis yra maždaug iki 70-75% nuo maksimumą. Galit paskaičiuoti, tai labai paprasta formulė 20 minus amžius. Bet tai yra toksai apytikslus. Jeigu mes pažiūrėsim tiksliau, tai tiksliau tos zonos nustatomos pagal laktatą kiekį, kuris susikaupia mūsų kraujui priklausomai nuo to krūvio. Ir yra tokie slenkščiai biologiniai, kada skaitoma, kad mūsų kūnas pereina iš vienos situacijos į kitą. Tai va tas slenkstis, kada mitochondrijos dirba pilnai, labai gerai, tai yra iki 2 milimolių vienam litre. Kai kiekis laktato pradeda didėti nuo 2 iki 4, tai yra toks mišri zona, kai mitochondrijoms jau nelabai gerai, bet jos dar šiek tiek gali stengtis. Kai pradeda viršyti 4, tai tada jau mitochondrijų įtaka mažėja ir vyksta anaerobinė glikolizė. Tai reiškia, kad glikolizė be deguonio. Kaip mums paprastiems žmonėms, kurie neturi laboratorijos, nustatyti tas zonas? Pasirodo, mokslas atliko tam tikrus eksperimentus. Prieš 40 metų amerikiečių fiziologas, triatlonininkų treneris McFertonė sukūrė tokią formulę. Jinai yra tokia 180 minus amžius. Ir tai yra slenkstis tos antros zonos.
Tai yra, iki šito pulso dažniausiai žmogus kaip tik ir dirba toj zonai, kuri yra aerobinė. Jeigu žmogus yra treniruotas, tai reikia pridėti dar 10, jeigu netreniruotas, tai -10. Na ir tokia yra labai paprasta aritmetika. Šitas pavyzdys atitinka, sakysim, realybėj. Mano amžius yra dabar 60, tai 180 minus 60, tai yra 120. Dar pridedam 10, išeina 130. Tai mano tas slenkstis, kada pereinu iš aerobinės zonos jau į anaerobinę, yra 130-134 jau nustatyta laboratorijoje. Tai išeina, kad ta teorija, kuri buvo sukurta fiziologų prieš 40 metų, jinai puikiai veikia ir tuo galima naudotis. Jeigu jūs mažiau sportuojat, tai atitinkamai reikia ne pridėti 10, o dar atimti. Tai jeigu aš nesportuočiau, tai mano slenkstis būtų ne 120, o 110. Ir kaip jūs matot skaidriai, kuri yra mažesnė, ten parodyta, kokios pulso zonos turėtų būti, jeigu jūs norit, kad būtų atsistatymo treniruotė. Tai yra, pulsas turėtų būti žemesnis, bet treniruotė turėtų būti ilgiau. Jeigu norit, kad būtų ištvermės, tai praktiškai ant tos zonos ribos. O jeigu tai būtų intervalinė treniruotė, tai atitinkamai jau raudonoj zonai, kai širdutė dirba pakankamai aukštų pajėgumų. Baigiant šitą temą, norėčiau atkreipti dėmesį į širdies adaptaciją. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad ilgalaikės adaptacijos nuo vienokių ar kitokių krūvių, kurios gauna mūsų širdis ir kraujagyslės sistema, turi tam tikrų pasekmių, kurios ateina su laiku. Širdis adaptuojasi tam tikriems krūviams, kurie dominuoja. Tai jeigu dominuoja aerobinis krūvis, tai yra ištvermė, širdis pasidaro didesnė, širdies tūris padidėja, sienelės lieka beveik tokios pačios, bet pati širdis darosi. Kas nuo to išeina? Širdis moka labai taupiai dirbti, išmetant labai daug kraujo su pakankamai nedideliu pulsu. Ir su amžium pas tokius sportininkus atsiranda barikardija. Tai žemas pulsas visą laiką. Tai ne visai gerai sveikatai, bet su to galima kovoti. Yra tam tikros priemonės. Viena iš jų, tai žmogus turi visą laiką treniruotis. Tai yra, kiekvieną dieną jisai turi būtinai gauti krūvį, kitaip bus nelabai gerai su sveikata bendrai. Jeigu mes pažiūrėsim į kitą variantą, irgi ribinį, kai yra tik tai anaerobinis krūvis, tai širdies tūris beveik nepasikeičia. Bet pasikeičia storis širdies sienutės. Jinai pasidaro stora. Ypatumas šitos adaptacijos tame, kad širdis moka greitai pumpuoti. Kadangi anaerobinis krūvis būna trumpas, tai širdis išmoksta per trumpą laiką išpumpuoti labai daug kraujo, kad kraujas galėtų nukeliauti per visą kūną ir atnešti maistingas medžiagas. Kokios pasekmės šitos adaptacijos ateina su laiku? Širdies kraujagyslių sistema nemoka dirbti taupiai. Tai yra pasekmė aukštas kraujospūdis. Ir tai prasideda maždaug nuo 45, 50, 55 metų. Ir tai jau prasideda situacija, kuri nelabai gera, kadangi su aukštu kraujospūdžiu kovoti yra jau pakankamai sudėtinga ir tai jau medicininė situacija. Tai tokios yra adaptacijos, jeigu mes kalbam apie kraštutinumus. Jeigu mes miksuojam ir vienokį ir kitokį krūvį, tai viskas vyksta subalansuotai ir mūsų širdelė lieka panaši kaip turi būti, jinai padidina savo tūrį, šiek tiek pastorina sienutės, bet moka puikiai taupiai dirbti gerai, ilgai ir sėkmingai. Norėčiau atkreipti dėmesį, kokios yra rekomendacijos ir kiek optimalu, kad būtų aerobinis krūvis arba kardio treniruotės. Tai optimalus laikas tai maždaug valanda pusantros, 60 arba 90 minučių, bet ne mažiau negu 30. Kadangi tik tai po 30 minutės pilnai įsijungia visos sistemos. Ir čia šitoj vietoj reikia turėti omeny, kad šitas krūvis ypatingas dėl to, kad mūsų kūnas išmoka labai taupiai, optimaliai gyventi. Ir tai mums yra svarbu
dėl ilgalaikių pasikeitimų, kurie susiję su bendra sveikata. Ir taip, kokios veiklos yra labai tinkamos. Tai dviratis yra numeris 1. Kodėl dviratis? Todėl, kad dviratis padaro tai, kad mes nedarom labai didelius krūvius keliams ir klubams. Tiesiog sukimas be to spaudimo arba smūginio krūvio, kuris gali būti, kai mes vaikščiame. Antroje vietoje būtų plaukimas, trečioje vietoje būtų bėgimas, bet su bėgimu klausimas yra pirmas ir esminis. Tai reikia išmokti teisingai bėgti, kad nesužalot kelius ir stuburą nuo tų smūgelių, kurie yra nuo kiekvieno atsispyrimo nuo žemės. Tai reikia šiek tiek pabendrauti su treneriu, kad jisai parodytų, kaip reikia teisingai bėgti. Kitaip atsiranda sisteminės problemos. Pavojus yra, jeigu yra labai didelis svoris. Tada geriau, kad būtų plaukimas arba dviratis. Ir paskutinis sportas arba veikla, tai yra ranking, tai yra panešiojimas. Panešiojimas kuprinė šiuo atveju. JAV šitas sportas arba sporto šaka atsirado maždaug prieš 10 metų. Jas sukūrė vienas iš atsargos karininkų, kuris padarė specialius menės, kur galima įdėti svorius ir su to galima vaikščioti. Ir taip galima lengviau pasiekti tą zoną Z2, kada optimalus pulsas, didelio tempo gauti tam tikrą kompleksinį krūvį. Tai tiek apie aerobinį krūvį arba kardio treniruotės. Derinkit viską, naudokit šitos patarimus. Sėkmė. Tema numeris 3. Makro ir mikroelementai. Vaidmuo. Prisiminsim. Kūno sudėties, riebalai, vanduo, baltymai ir tik tai 5% mineralai. Atrodo taip mažai, bet tai yra labai svarbu. Labai svarbi dalis. Iš kur pas mus į kūną pakliūna mineralai? Taip, jie ateina ir šaltinis yra maistas. Toliau eina antras etapas – virškinimas, ir kaip mūsų virškinimo sistema darniai dirba, priklauso, kiek mes tų medžiagų gausim iš to maisto, kuris atėjo. Mes apie maisto kokybę dabar nekalbam. Kai vyksta fizinis aktyvumas, pas mus gali įvykti deficitas, jo pasekmės yra struktūriniai pokyčiai. Struktūriniai tai ne tik tai kaulai gali būti trapesni, bet ir gali stogas pavažiuoti, grubiai tariant. Mes prarasim tam tikras galimybės. Tai yra visų sistemų funkcijų gali keisti. Kas įvyksta, kai mes pakliūnam į tam tikrą laikiną deficitą, tai tada kai kurios mikroelementus mūsų kūnas moka paimti iš savo atsargų, kurios yra. Tai tam tikri fermentai pradeda savo veiklą ir iš atsargų mes papildom veiklinę medžiagų apykaitą ir viskas kaip ir tvarkoja. Bet tai negali būti visą laiką, mes turim su maistu vėl papildyti tas atsargas. Jeigu to neįvyksta, gali būti tragedija su įvairiom pasiekmėm. Tam, kad suvokt, kas mums yra labai svarbus, šitą grupę mikroelementų pavadino esminiai. Tai cheminiai elementai laikomi esminiais. Jeigu jų nesant arba nepakankamai patekus į organizmą, sutrinka normali gyvenimo veikla, sustoja vystymasis ir tampa neįmanoma dauginti. Matot, yra paskutiniai keli žodžiai. Vystymasis tai yra galva ir visos kitos funkcijos. Daugintis irgi yra viena iš labai svarbių funkcijų. Jeigu trūksta, atsiranda klinikiniai požymiai, mes galim tą papildyti ir tada yra tikimybė, kad mes grįšim į gerą gyvenimą. Mikroelementai makro, tai yra natris, kalis, kalcis, magnis ir fosforas. Va, šitie skaitomi pagrindiniai ir jų turim gauti su maistu pakankamai daug. Ir yra mikroelementai, kurių dozės yra labai nedidelės, bet jeigu yra jų trūkumas, gali būti labai didelės problemos. Noriu išvardinti kelius, tai yra geležis, ferumas, yra cinkas. Vat šitie du elementai, vienas susijęs su deguoniu, o kitas cinkas su daugeliu sistemų, kur yra hormonai ir taip toliau. Jeigu yra cinko deficitas,
atsiranda didelės sisteminės problemos. Tai kokios yra normos, kaip yra kas, sužinosim šiandien, bet dar noriu atkreipdėmėsi į tai, kad normos suformuotos pagal tam tikrą principą. Norma tai yra optimalu, kiek reikia turėti savo kraujyje arba savo kūne tam žmogui, kuris veda normalų gyvenimo būdą. Tai yra, jisai sėdi prie kompo, nedaug juda ir taip toliau. Jeigu jūs pradedat sportuoti, jūsų gyvenimo būdas yra aktyvus, norma turi kilti. Apie padidėjusias normas, poreikius, jau reikia pasitarti su treneriu, mitybos specialistu, sveikatintoju ir tada jūs sužinosit informaciją, kiek reikia, kokie yra poreikiai. Ir šitoj vietoj noriu dar pasakyti tokią įdomią sentenciją, kad jeigu jūs matot, kad ant buteliuko parašyta ten vienoj tabletėj, pavyzdžiui, magnio citrato yra 100 mg, tai 100 mg yra tabletėj magnio citrato, bet ne pačio magnio. Jeigu jūs norit sužinoti, kiek magnio, paimkit chemijos vadovėlį ir paskaičiuokit formulę. Jūs pamatysit pačio magnio kaip elemento šiek tiek mažiau, kadangi citratas tai yra antra cheminė grupė, kuri irgi įeina į tą bendrą svorį. Tai dabar prieisim prie lentelės. Čia aš raudonai specialiai išryškinau cinką, geležį ir magnį, tos dozės, kurios yra normaliam gyvenimui, vyrams ir moteriams priklausomai nuo amžiaus. Kiek reikia? Šitas klausimas yra labai svarbus, kadangi perdozavimas išbalansuosim mūsų kūną ir gali atsirasti kitos bėdos. Kokia yra diagnostika, kokie yra geriausia, optimaliausia, į ką reikia kreipti dėmesį. Tai greičiausia tai yra pagal kraują. Priduodam kraują vienoje iš sisteminių laboratorijų ir gaunam tam tikrus rodiklius. Tai yra, šie metodai yra kaip ir geri, bet jie turi tam tikrų subtilybių. Ir jeigu mes norim gauti iš tikrųjų aukštesnio lygio parametrus, tai reikėtų daryti analizę pagal plauką. Lietuvoje tokios analizės nedaro, daro Lenkijai, daro Latvijai, daro Vokietijai. Kam įdomu, rašykite apačioj komentaruose, adresus jums suteiksim. Ir taip, kur kokie mikroelementai ir makroelementai veikia, kokiose sistemose ir organuose. Kaip jūs matot šitam vaizdelį, principe nėra nei vienos kūno struktūros, kur nereikėtų. Ir čia eina viskas. Magnis, kalis, kalcis, geležis, ftoras, selenas, varis, manganas, cinkas, chromas, fosforas, natris, kobaltas, jonas, chloras, seras, siliciumas, vanadiumas, molibdenas ir boras. Kaip mums visą tą paletę didžiulę gauti? Vienas būdas yra paprasčiausias. Reikia valgyti maistą. Daugelis mikroelementų yra žalumynuose ir jūros produktuose. Tai reikia kreipti dėmesį, kad jie būtų ekologiški. Ekologiški turiu omeny laukinio auginimo. Jeigu žuvis, tai geriausia, kad jinai būtų pagauta, kuri pati plaukia, o ne fermai. O žolytė, kad augtų pas močiutę. O ten tikimybė yra didesnė, kad surinks daugiau mikroelementų. Tiek apie mikroelementus. Tikrinkit, žiūrėkit ir būkite sveiki.